Snieguolė. Kartą vidury žiemos, kai snaigės kaip plunksnos iš dangaus krito, sėdėjo karalienė prie lango, aptaisyto juodmedžio rėmais, ir siuvo. Taip siūdama ir žvilgčiodama į krintantį sniegą, įsidūrė adatą pirštą ir 3 kraujo lašai nulašėjo ant sniego. O kad raudonumas baltame sniege taip gražiai atrodė, tai ir pagalvojo jį savo viena. O kad aš turėčiau vaikelį, baltą kaip sniegas, raudoną kaip kraujas ir juodą kaip šito rėmo medis. Neilgai trukus jai gimė dukrelė ir buvo ji balta kaip sniegas, raudona kaip kraujas, o plaukučiai juodi kaip juodmedis. Todėl ir praminė ją Snieguolė. Bet vos tik kūdikėlis gimė, karalienė ėmė ir numirė. Po metų karalius vedė kitą pačią. Ta buvo graži moteris, bet didelė puikuolė ir negalėjo pakęsti, kad kas ją gražumu pranoktų. Ji turėjo stebuklingą veidrodį. Būdavo, atsistos prieš jį, žiūrės ir klaus. Veidrodėli, veidrodėli, daug žiniai, kas yra gražiausia visoje šalyje? Ir veidrodėlis atsako, ponia karalienė, čia esi gražiausia tu. Ir džiaugiasi ji patenkinta, nes žino, kad veidrodėlis teisybę sako. Snieguolė tuo tarpu augo ir gražėjo, o kai jai suėjo 7 metai, ji buvo tokia graži, kaip giedri pavasario dienelė ir gražesnė už pačią karalienę. Ir kai sykį karalienė paklausė savo veidrodėlį, veidrodėli, veidrodėli, daug žiniai, kas yra gražiausias visoje šalyje, tas jai ir atsakė, ponia karalienė, čia esi gražuolė, betgi daug gražesnė už tave, Snieguolė. Išsigando karalienė, pagelto ir pažaliavo iš pavydo nuo tos valandos, kai tik kur pamatydavo Snieguolę, širdis jai krauju užvirdavo. Taip baisiai jos nekentė, pavydas ir puikybė tapo jos širdims kaip piktžolė. Augo vis didyn ir didyn, nedavė ramybės, nei dieną, nei naktį. Galų gale pasišaukė į vieną medžioklį ir sako, išves mergiotę į girią, aš nenoriu jos daugiau akyse matyti. Nužudyk ją ir kaip ženklą, kad padarai ką liepiau, atneš man jos plaučius ir kepenis. Medžioklis taip ir padarė. Nuvedė mergiotę į girią ir kai išsitraukė medžioklinį peilį, jau taikėsi persmeigti Snieguolei nekaltą širdį, mergaitė pravirko ir sako, ak, gerasis medžiokli, palik mane gyvą, aš nueisiu į tamsią girią ir niekada namo nebegrįšiu. Ir kad ji buvo tokia graži, medžioklį jos pagailo ir jis tarė, tai bėk savo vargšelę, laukiniai žvėrys netrukus tave sudraskys, pagalvojo pats savo vienas, ir tarsi akmuo nuo širdies nukrito, kad nereikės ją mergiotę žudyti. O čia dabar, bet bėgas jaunas šerniukas, medžioklis tuoj nugnybo jį, išėmė plaučius ir kepenis ir parnešė kaip ženklą karalieniai. Virėjas turėjo juos pasūdytame vandenį išvirti. Ir paskui toji pikta širdė viską surijo, manydama, kad valgo Snieguolės plaučius ir kepenis, o vargšė mergaitė liko girioje viena. Ir taip baisu jai pasidarė, kad visus medžių lapelius apžiūrėjo, apglostė, nežinodama, ko griebtis ir ką daryti. Galų gale pasileido bėgti. Bėgo per aštrius akmenis, per erškėtynus, pro šalį lakstė laukiniai žvėrys, bet nieko jai nedarė. Bėgo, kol kojos nešė, kol pradėjo temti, o tada pamatė mažą trobelytę ir užėjo ten pailsėti. Toje trobelėje visi daiktai buvo mažyčiai, bet tokie dailučiai ir švarūs, kad sunku ir apsakyti. Trobelės vidury stovėjo baltai užtiestas staliukas su 7 mažytėmis lėkštytėmis. Kiekviena lėkštelė su savo šaukšteliu. Toliau 7 peiliukai ir šakutės ir 7 taurelės. Pasienyje šalia viena kitos 7 lovelės, baltomis kaip sniegas paklodėmis užklotos. Snieguolė buvo labai išalkusi ir ištroškusi, todėl nuvalgė iš kiekvienos lėkštelės po truputėlį daržovių ir duonos, o iš kiekvienos taurelės nugėrė po lašelį vyno. Nenorėjo kurio nors vieno per daug nuskriausti. O paskui, kad buvo labai pavargusi, panorau atsigulti į lovelę, bet ne viena jai netiko. Ta per didelė, ana per maža ir tik 7 buvo kaip tik
ją ir atsigulė, atsidavė Dievo valiai ir užmigo. Kai jau visai sutemo, sugrįžo trobelės šeimininkai. Tai buvo 7 nykštukai, kurie kalnuose kasė rūdą. Jie užsidegė 7 lempeles ir, kai trobelėje pasidarė šviesu, pamatė, kad čia kažkieno būta, nes ne viskas stovi tokia tvarka, kaip jie buvo palikę. Pirmasis ir sako, kas ant mano kėdutės sėdėjo. Antrasis, kas iš mano lėkštelės valgė, kas mano duonelę atlaužė, kas mano daržovių ragavo, kas mano šakutėmis maikstė, kas mano peiliu nupjovė. Ir 7, kas mano taurelę nugėrė. Tada pirmasis apsidairė, žiūri, jo lovelė kiek įdubus ir sako, kas mano lovelę išgulėjo. Subėgo ir kiti nykštukai ir visi ėmė šaukti, ir mano lovelėje gulėta. O kai pažvelgė į savo lovelę 7, žiūri, guli ten Snieguolė ir miega. Jis pavadino kitus. Tie tuoj pat atkurnėjo ir aikčiojo negalėdami atsistebėti. Paskui atsinešė savo 7 lempeles ir apšvietė Snieguolę. O dievulėliau, šūkčiojo jie, ir kas mergaitės per gražumas. Ir taip džiaugiasi, kad nežadino, leido jai toliau lovelėje miegoti. O 7 nykštukas permiegojo pas draugus, pas kiekvieną po valandėlę. Taip ir praėjo naktis. Kai išaušo rytas, Snieguolė pabudo, pamatė nykštukus ir išsigando, bet tie buvo labai malonūs ir ėmė ją klausinėti. Kuo tu vardu? Mano vardas Snieguolė, atsakė ji. Kaip tu patekai į mūsų namučius? Klausinėjo nykštukai toliau. Ir mergaitė atsakė jam, kad pamatė norėjusi ją nužudyti, bet medžioklis pasigailėjęs ir palikęs ją gyvą. Paskui jį bėgus visą dieną, kol pagaliau suradusi šią trobelę. Nykštukai tarė, jei sutinki mūsų namuose tvarkytis, valgyti, virti, kloti lovas, žlugtą skalbti, siūti ir megzti, ir jei viską švariai ir tvarkingai darysi, tai gali pas mus pasilikti ir nieko tau čia būnant netruks. Taip, sutinku, atsakė Snieguolė, mielai viską darysiu ir pasiliko pas juos. Dirbo visus darbus, gražiai tvarkėsi jų namuose. Ir tais nykštukai išeidavo į kalnus ieškoti rudos ir aukso, vakarais vėl sugrįždavo ir visada rasdavo vakarienę išvirtą. Kiaurą dieną mergaitė būdavo namuose viena ir gerieji nykštukai perspėdami sakė jai, saugokis savo pamotės, netrukus jis sužinos, kad tu esi pas mus, žiūrėk, nieko į namus neįsileisk. O karalienė, patikėjusi, kad suvalgė Snieguolės plaučius ir kepenis, manė dabar vėl esanti iš visų gražiausia. Priėjo prie veidrodėlio ir paklausė, veidrodėlį daugžiny, kas yra gražiausia visoje šalyje. Ir veidrodėlis jai atsakė, ponia karalienė, čia esi gražuolė, bet ten už kalnų toli, kur nykštukai 7, kitąmet gražesnė už tave Snieguolė. Karalienė išsigando, nes žinojo, jog veidrodėlis niekados nemeluoja ir suprato, kad medžioklis tada ją apgavo. Ir Snieguolė tebėra gyva. Dabar ji vėl suko galvą, kaip mergaitės nugalabyti, nes žinojo, kad nebus gražiausia visoje šalyje. Tol ją grauš pavydas. Ilgai galvojusi, pagaliau sugalvojo, nusidažė veidą, persirengė senos prekeivės drabužiais, kad niekas jos nepažintų. Tada nuėjo už 7 kalnų prie 7 nykštukų namų. Pasibeldė į duris ir šaukė, puikios prekės, pirkit. Snieguolė pažvelgė pro langą ir sušuko, laba diena, mieloji, ką čia turite parduoti? Gerų prekių, gražių prekių, atsakė toji, visų spalvų juostelių. Ir ištraukė vieną margų šilkų austą. Šitą dorą moteriškę galiu įsileisti, pagalvojo Snieguolė. Atsklendė duris ir nusipirko gražią juostą. Vaikeli, tarė senelė,
Kaipgi tu atrodai, eikš, aš tave kaip dera sujuosiu. Snieguolė nieko blogo netarė, atsistojo priešais prekeivę ir leidosi su juosame nauja juosta, o senė tik švyst apjuosė liemenį ir taip suveržė, kad Snieguolė kvapo atgauti negalėjo ir krito kaip negyva ant žemės. Dabar jau po viso tavo gražumo, pasakė pamotė ir išskubėjo iš trobelės. Neilgai trukus, vakarop, sugrįžo namo 7 nykštukai ir kaip jie išsigando, kai pamatė savo mielą Snieguolę pasliką gulint ant aslos. Ji visai nejudėjo, atrodė kaip negyva. Jie pakėlė ją nuo žemės ir pamatė, kad ji per stipriai suveržta. Perpjovė juostą pusiau, tada ji pradėjo po truputį kvėpuoti. Ir pamažu atsigavo. Išgirdę, kaip čia viskas buvo, nykštukai tarė. Toji sena prekeivė buvo ne kas kitas, kaip nelaboji karalienė. Kitą kartą saugokis ir kai mūsų nėra namie, nieko neįsileis pro duris. O piktoji karalienė sugrįžusi namo, priėjusi prie veidrodžio ir paklausė. Veidrodėli daugžiny, kas yra gražiausia visoje šalyje? Veidrodėlis jai atsakė kaip paprastai. Pone karalienė, čia esi gražuolė, bet ten už kalnų toli, kur nykštukai 7, 100 kart gražesnė už tave Snieguolė. Kai karalienė tai išgirdo, net širdis į kulnus nukrito. Taip ji išsigando, nes suprato, kad Snieguolė liko gyva. Na, palauk, tarė ji, dabar aš tokį dalyką sugalvosiu, kad tu tikrai galą gausi. O kad mokėjo burtininkauti, tai padarė nuodingas šukas. Paskui persirengė, pasivertė kita sena moteriškė ir nuėjo už 7 kalnų prie 7 nykštukų namų. Pasibeldė į duris ir sušuko. Geros prekės, pirkit, Snieguolė pasižvalgė pro langą ir sako, eik sau, man nevalia nieko į namus leisti, bet pasižiūrėkit, turbūt niekas nedraudžia, tarė senė, išsitraukė nuodingas šukas ir pakėlusi parodė. Ir šukos taip patiko mergaitei, kad ji pasidavė apgauliai ir atidarė duris. Kai jie dvi suderėjo senė ir tarė, dabar aš tave dailiai sušukuosiu. Vargšė Snieguolė nieko blogo nepagalvojo ir sutiko, bet vos tik šukos įsmigo į plaukus, tuoj nuodai padarė savo juodą darbą. Ir mergaitė apalpusi pargriuvo ant žemės. Na, gražuolė, tarė toji žiežula, dabar jau tikrai tau galas. Ir nuėjo sau. Laimė, netoli buvo vakaras. Ir tuoj sugrįžo namo nykštukai. Pamatė Snieguolę gulint asloje, kaip negyva, tuoj įtarė, kad pamotės darbas. Apieškojo ir rado nuodingas šukas. Ir vos tik jas ištraukė, tuoj Snieguolė atsigavo ir papasako, kaip viskas atsitiko. Dabar jie dar kartą ją perspėjo, kad būtų atsargesnė ir niekam durų neatidarytų. O karalienė sugrįžusi namo tuoj pat prie veidrodėlio ir klausė, veidrodėli daugžiny, kas yra gražiausia visoje šalyje? Ir veidrodėlis jai atsakė kaip anksčiau, pone karalienė, čia esi gražuolė, bet ten už kalnų toli, kur nykštukai 7, 100 kart gražesnė už tave Snieguolė. Išgirdusi veidrodėlį taip kalbant, karalienė vos nesprogo iš piktumo. Snieguolė turi mirti, sušuko ji, net jeigu man pačiai ateitų galas. Tai pasakiusi, nuėjo į nuošalų slaptą kambarį, kur niekas kojos neįkeldavo ir sutaisė ten nuodingiausią obuolį. Pažiūrėkit, jis buvo gražus, raudonpusis, kaip kiekvienas jį pamatė seilę rytų. Bet jeigu bent mažą kąsnelį jo atsikąstų, tuoj negyvas kristų. Kai obuolys jau buvo gatavas, karalienė įsidažė veidą, persirengė sodietės drabužiais ir vėl iškeliavo už 7 kalnų, prie 7 nykštukų namų. Atėjusi pasibeldė į duris, Snieguolė iškišo galvą pro langą ir sako, man nevalia trobon įsileisti nei vieno žmogaus, 7 nykštukai man taip liepė. Neleidi, nereikia.
atsakė Sodietė, kur nors kitur parduosi savo obuolius, o vieną galiu tau padovanoti. Ne, atsakė Snieguolė, man nevalia nieko imti. Bijai nuodų, tarė senė, žiūrėk, aš perpjaunu obuolių pusiau, tu valgyk raudoną pusę, aš valgysiu baltąją. Bet obuolys buvo taip gudriai sutaisytas, kad užnuodyta buvo tik raudonoji pusė. Snieguolė labai mėgo paragauti raudono obuolio. Ir kai pamatė, kad Sodietė valgo savo pusę, nebegalėjo atsispirti pagundai. Įsikišo ranką pro langą ir paėmė nuodingą pusę, bet vos tik atsikando, tuoj krito negyva žemyn. Karalienė pažiūrėjo į savo baisiomis akimis, paskui garsiai nukvatojo ir tarė, balta kaip sniegas, raudona kaip kraujas, o plaukai juodi kaip juodmenis, šį sykį nykštukai tavęs jau nebeatgaivins. Ir kai parėjus namo paklausė veidrodėlį, veidrodėlį, daug žinai, kas yra gražiausia visoje šalyje. Tas galų gale atsakė, ponia karalienė, čia esi gražiausia. Dabar jos pavyduolė širdis nurimo ir pavyduolė širdis iš vis kada gali būti rami. Vakare sugrįžo namo nykštukai, žiūri, guli ant aslos Snieguolė. Visai nebekvepuoja, be jokio gyvybės ženklo. Pakėlė, apieškojo, ar neras kokio nuodingo daikto. Atleido, atraišėjo drabužius, sušukavo plaukus, numazgojo vandeniu ir vynu, bet niekas negelbėjo. Mergaitė, kai buvo negyva, taip ir liko. Paguldė ją Snieguolę ant lentos, susėdo visi 7 aplinkui ir ėmė raudoti. Raudojo 3 dienas iš eilės. Paskui jau susiruošė laidoti, bet ir vis dar atrodė kaip gyva. Skaisti, raudonskruostė kaip ir anksčiau. Ir sakė jai, negalima tokios į juodą žemę kišti. Ir padarbino jai stiklo karstą, kad būtų iš visų pusių matyti. Paguldė ją į aukso raidėmis užrašė jos vardą ir kad ji karaliaus duktė. Paskui nunešė karstą ant kalno ir vienas iš jų visą laiką prie jos sėdėjo ir saugojo. Lankėsi čia ir žvėrys, ir paukščiai, ir visi verkė, gailėjo Snieguolės. Pirmiausiai atskrido pelėda, paskui varna, pagaliau balandėlis. Ilgai gulėjo Snieguolė karste ir nė kiek nesimatė. Visą laiką atrodė lyg mieganti. Vis tebebuvo balta kaip sniegas, raudona kaip kraujas, o jos plaukai juodi kaip juodmedis. Ir atsitiko, kad kartą į girią atklydo karalaitis ir užsuko į nykštukų namelius pernakvoti. Jis pamatė ant kalno karstą ir gražią Snieguolę jame. Ir perskaitė, kas aukso raidėmis ten buvo užrašyta. Ir tarė jis tada nykštukams, perleiskit man tą karstą, aš jums už tai duosiu, ko tik jūs panorėsit, bet nykštukai atsisakė, mes netiduosim jo. Ir už viso pasaulio auksą. Tada karalaitis tarė, tai dovanokit man jį, aš negalėsiu gyventi Snieguolės nematydamas, aš mylėsiu ir gerbsiu ją, kaip brangiausia man žmogų. Kai jis tai pasakė, geriesiem nykštukam pagailo karalaičių ir jie atidavė jam karstą. Karalaitis liepė savo tarnams nešti jį ant pečių. Ir atsitiko, kad neždami jie užkliuvo už kažkokio kero ir parklupo. Nuo krestelėjimo iššoko iš gerklės nuodingas obuolių kąsnis, kurį Snieguolė buvo atsikandusi. Ir netrukus ji atmerkė akis, pakėlė karsto atvožą ir atsisėdo vėl sveika ir gyva. O ponedie, kur aš esu, šuko ji. Karalaitis nudžiugęs tarė, tu esi su manim. Ir apsakė, kaip viskas buvo. Ir pridūrė, aš myliu tave labai, už viską pasaulyje. Keliaukim į mano tėvo rūmus ir būsi mano žmona. Snieguolė sutiko ir nukeliavo kartu. Ir iškėlė jie nedidelės ir šaunias vestuves. Į vestuves buvo pakviesta ir nelaboji Snieguolės pamotė. Išsidabino jį gražiais drabužiais, priėjo prie veidrodžio ir sako, veidrodėlį daug žiniai, kas yra gražiausia visoje šalyje. Ir veidrodėlis atsakė, ponia karalienė, čia esi gražuolė, bet daug gražesnė už tave, Snieguolė.
Žiežula piktai nusikeikė ir jai taip baisu pasidarė, kad nebežinojo nė kur dėtis. Iš pradžių sakė visai nevažiuosinti į vestuves, bet negalėjo rimti namie. Labai jau rūpėjo pamatyti jaunąją karalienę. Įėjusi į menę, ji pažino Snieguolę ir iš baimės ir klaiko sustojo kaip įbesta. Negalėjo nė pajudėti, bet ant degančių žarijų jau kaito geležinės kurpės. Dabar tarnai įnešė jas suėmę žnyplėmis ir padėjo priešais ją. Ir turėjo įsispyrusi juos raudonai žaruojančius batelius ir tol šokti, kol negyva krito žemėn.